svarbiausias kriterijus ir matas, tačiau šiaip ar taip jis pasaulyje naudojamas ir niekas kito neišrado. Tai pagal šitą poziciją Lietuva tarp ES valstybių plus kitos vakarų valstybės, ne ES, 30 valstybių tarpe užima 22 vietą. Ir labai skaudu, kada Lietuva pagal kyšio davimo indeksus skaičiuojamus nuo 25 iki 40% šitoj grupiai, antroji grupiai kartu su Iraku, Sierra Leone, Kenija ir visoms kitoms valstybėmis. Padėtis susidarė tokia, kad žmonės įtikėję, kas vyksta pas mus valstybėje, praktiškai prarado ją visiškai pasitikėjimo valdžios institucijomis. Tai yra pats baisiausias dalykas. Bet kokį, kad ir sąžiningiausią sprendimą priimtų valstybės institucijos, piliečiai paprastai jo nebetiki, arba didelė dalis jo nebetiki. Tai yra visiškas apatija mūsų pilietiškumui, mūsų valstybės principams ir panašiai. Norėčiau pasakyti, kad kiek teko dalyvauti tarptautinėse konferencijose, dažnai buvo vartojami tokie skaičiai, kad apie 10-15% gyventojų aplamai pasaulyje, Lietuvoje nieks aišku tiksliai nesuskaičiavo ir neįmanoma suskaičiuoti, žmonių, kurie niekada nepasiduos, sakykime, tom korupcijos žabangom, tai yra dorai sąžiningai dirbs, galbūt nuo tėtės, nuo mamos ir nuo aukščiausio, apie 10-15%, kurie ateina į valstybės tarnybą, į viešojo sektorių, tad papildyti savo kišenes. Ir lieka 70%, kurį priklauso nuo žmonių, kaip jų darbas bus reglamentuotas, kokios nustatytos sankcijos, panašiai, kaip jiems turi būti mokoma. Šitoj srity pasakyčiau, kad vienas pagrindinis dalykas, kuris vaistas 10-15% žmonių, kurie atėjo papildyti savo kišenės, yra baudžiamosios priemonės. Šiandien, jeigu kalbėti apie pačias baudžiamasias sankcijas, galėčiau pasakyti, daug kartų stažavęsis Kanadoje buvęs pas savo giminės, galiu pasakyti, kad sankcijos už korupcinius nusikaltimus teisės saugos pareigūnams, ar tai teisėjai, ar policijos darbuotojai, ar tyrėjai, ar kitų spectarnybų atstovai, statutiniai darbuotojai, jiems yra taikoma dvigubai didesnė negu paprastiems piliečiams. Tas pats yra daroma ES valstybė Belgijoje. Tai praktiškai šitą kategoriją žmonių mes bet kokias besiūlytume priemonės, civilizuotas priemonės, kurios naudojamas Jungtinėse Amerikos valstybėse, nepadės. Tai 70% be abejo turėtų pats didžiausias vaistas būti elgesio standartai, elgesio kodeksas, kurios nuo 2002 metų buvom paruošę pasikvietę aukščiausio lygio ekspertus, Jungtinių Amerikos valstybių teisingumo departamento, Jungtinės karalystės. Buvom paruošę elgesio kodeksus Amerikoje, pavyzdžiui, man dalies šį ponę dalyvaujantį, pameluoti apie 90 puslapių elgesio kodeksas, kurį konkrečiai prižiūri visos institucijos, kaip jis laikom, yra tam sukurta infrastruktūra, taip toliau, taip toliau. Tai vienas iš tokių svarbių vaistų turėtų būti būtent šis standartas. Šiuo metu Seimui yra pateiktas atitinkamas elgesio kodekso projektas, kuris atvirai pasakius dėl paukščiuko. Iš esmės nenumato jokių sankcijų, elgesio kodeksas be tam tikrų sankcijų, praktiškai yra popierius lapas, kaip sako mano bičiulis profesorius Kristencijus Toškus. Taigi visas šitas kompleksas priemonių galėtų duoti tam tikrus rezultatus, bet elgesio kodeksas nereiškia, kad jis priimamas ir padinamas į stalčių ir jis veiks. Viskas šitas turėtų prasidėti ne vieno popieriaus. Programų esam prikūrę nemažai. Aš pats esu autorius 2002 metų programos, kada Seimo nariai, nacionalinės kovos su korupcija programos, Seimo nariai didžiulį skaičių balsavo, 106 Seimo nariai pasisakė už. Tačiau Kaluaruose Seime, dar senuose rūmuose, jau mes girdėjome, kad priimsim tą programą, bet nevykdysim. Ir tie patys Seimo nariai tebėra ir dabar didžiai dalimi. Taip, kad praktiškai ta žmogiškosis faktorius, žmogiškoji pusė yra bene svarbiausia, bet ji turi prasidėti nuo paties galvos, nuo pat viršaus įvairios įstaigos vadovo, taip toliau ir taip toliau. Pirmiausia, nuo jo. Apie elgesio standartus turi būti kalbama kiekvieną dieną. Ir stebėtinas dalykas yra tas, kad Transparency International visai neseniai atliko sociologinius tyrimus, apklausė apie 200 valstybės institucijų. Ką jie mano apie korupcijos prevencijos priemonės, programas, taip toliau, ir ar efektyviai veikia tos priemonės. Ir ką jūs manote? Beveik didžioji dalis iš tų 200 valstybės institucijų atstovų pareiškia, kad
tos priemonės labai efektyvios, jos puikiai veikia. Tai yra praktiškai tai, ką rodo visi sociologiniai tyrimai, ką mano žmonės, pareikšdami didžiulį nepasitikėjimą valstybės institucijose, šitiems žmonėms atrodo visai kitaip. Reiškia, puikiai veikia, o iš tikrųjų mes matome, kad tai yra neveikia. Todėl ta situacija rodo, kad mes turime imtis nepaprastai radikalių ir griežtų priemonių. Jau mokytis mums nebereikia. Mes turime visus instrumentus, reikalinga vienintelė politinė valia, kuri sugebėtų priimti tos sprendimus. Kiek metų tempėmės su to vadinamą neteisėtų turto susigrąžinimo įstatymu, kuris dabar vadinasi išplėstinio turto konfiskavimo įstatymas. Tačiau jis iki galo nedavestas yra. Tie žmonės, kurių turtą registravę kitų vardais, iš esmės labai sunkiai yra pasiekiami ir daugelis kitų dalykų. Mums vienintelis dalykas, ką mums reikia padaryti, pasidėti ant stalo 2003 metais Jungtinių valstijų priimta Meridos konferencijoje, kur mūsų valstybė irgi pasirašė kovos su korupcija sutartį, konvenciją, kurią po 3 metų tik tai Seimas sugebėjo dėja ratifikuoti, ant kiek neparankus tas dokumentas. Tai yra viskas parašyta, ką mes turime daryti, bet turi būti politinė valia ir žmonės, kurie tą vykdys, jie privalo būti pakankamai įsispyrę ir to norėtų. Ačiū.